Yra merginų, kurios sako, nu kaip man nesiseka, kas man negerai, kodėl aš kaip tik nueinu patį pirmą pasimatymą, man iš karto siūlo seksą. Pačią pirmą dieną man pradeda siūlyti kalbėti apie seksą, iš karto tempia į lovą. Iš tikrųjų visi vyrai nori to sekso. Ir jeigu jūs jam patikote, jis iš karto nori, jau šiandien. Bet ne visi išdrįsta apie tai pasakyti. Ir visa tai priklauso nuo jūsų elgesio. Yra tokios moteris, kurios sėdi neprieinamas. Ten gal jinai ir nori, bet jinai elgesi taip, kad vyras supranta, ne, čia nėra prasmės nieko siūlyti, nieko nebus. O jūs neatrodote lengvabūdiškai, bet jūs esate per daug gera. Kaip būna, labai draugiška, tokia, žinot, atvira, kalba taip jau labai gerai nusiteikusi. Ir vyras tai traktuoja, kad jisai jums irgi jau patiko ir jūs kaip ir nieko prieš. Suprantat, jiems susidaro įspūdis, kad jeigu jūs per daug draugiška, susidaro įspūdis, kad jūs irgi jau to norite. Ir jie tiesiog bando. Galvoju, jeigu aš pasiūlysiu, apdraug, gal jinai nori, reikiagi kažkaip sužinoti. Ir nieko čia tokia baisaus nėra, jeigu jūs pasakysite, aš irgi labai noriu, tik ne šiandien, palauk, aš dar tavęs nepažįstu. Jeigu vyras irgi nusiteikęs ilgalaikiams santykiams, jam nebus problemos palaukti. Jis su jumis ir pabendraus, ir mėnesį gali palaukti, jeigu vyras iš tikrųjų to nori. O jeigu jisai vien tik dėl sekso, tai aišku, jisai nori pačią pirmą dieną. Prieš eidamas į pasimatymą, jūs turėtumėt pasitikslinti, o koks tikslas to pasimatymo, tu eini dėl ko? Permiegoti ar susipažinti ir pratęsti tą pažintį.